7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuo kurių buvo gal atpratę truputėlį. Nežinau, sunku pasakyti, galbūt ir tai viena iš priežasčių galimai, bet čia kai pralaimi, aišku, gali ieškoti daug dalykų, tai sunku pasakyti. Nebuvo lengvos rungtynės, turbūt visiems, iš kurie žaidė, tai visiems nebuvo geros rungtynės, visi tikrai pridarė daug klaidų ir turi prisimti po dalelę atsakomybės už pralaimėjimą. Ką treneris per halftime akcentavo klubiniai, nuo ko reikia pradėti grįžti? Ką gali treneris pasakyti, kai minus 20 po 2 kelių. Nieko gero nepasakė. Tikrai, tik tais, kad turim fiziškiau žaisti, kad negalim nuleisti rankų. Trečią kėlinį tikrai bandėm, stengiamės. Jie nepelnė daug taškų, ten gynyboje tikrai neblogai sustovėjom momentais, bet patys tikrai labai įsivarėm savo daug streso, ypač pirmoje pusėje, kai taip žaidėm, neslėlindami kamuolio ir daug klaidų sprendimų. Ačiū. Kuo galbūt galima pagrįsta nepataikytų tritaškių skaičių ir tokį gausų? Kaip pasakyti, tu visada tikės, kad įmesi tuos metimus. Tiesiog šiandien, manau, buvo tokia diena ir kaip sakiau ką tik prieš tai, kad per didelį užsikėlėm daug stresą su pradžia rungtynių, kai atidavėm daug persvaros ir pasistatėm save tokią poziciją, kur pradėjo visi forsuoti po vieną ir tie metimai tikrai nebuvo paruošti labai gerai. Kaip manai, ar turėjo įtakos ta rinktinių pertrauka šiandienos pasirodymui ir eigai, ar nereikia to akcentuoti? Kai tai pralaimi rungtynės, tai daug gali priežasčių tikrai prisigalvoti. Tai nežinau, sunku pasakyti. Šiandien Lonnie Walkeris irgi toks akcentas, tų tritaškių ir sunkių daug pataikė, kas galbūt prieš jį nepavyko. Tai aš vėl sakau, pasikartosiu, ne vien jisai čia buvo problema. Čia vienas iš tų rungtynių, kur sezone būna, kur daryk ką nori ir nieks nesigauna, tai šiandien buvo tokios rungtynės, kad kokią nori galėjai gynybą pastatyti, kokią nori ką ir tiesiog per daug pažiūrėjom rungtynių metu egoistiškai, kažkiek pradėjom po vieną gelbėti, sakau, tada įsivarėm to streso papildomo ir gynyboje dingo agresyvumas ir panašiai, bet čia ne vien Walkeris, aš galvoju, ten daug dalykų tikrai. Akivaizdu, kad šiandien nėra tas Žalgirio veidas, kurį mes šiandien pamatėm iš tavo tos patirties. Kaip reikia grįžti į tą ką jūs buvot ir įrodyti, kad šiandien toks vienetinis pasirodymas, apie ką kalbi? Tai taip, tai aišku, gali pasitaikyti tokių rungtynių sezone, nei čia kažkoks siurprizas, nei ką, visos komandos patiria tokius, sakykime, momentų, tai ką žinau, turim būti kartu, išsianalizuoti viską, būtina išsiaiškinti, išsikalbėti ir viskas. Ir rytoj nauja diena, turim ruoštis, nes, kaip pasakyti, galvoti apie tai, kas įvyko Eurolygoje, tiesiog nėra laiko. Nigelis Williamsas Gosas sugrįžo į aikštelę, kiek tavo akim dar jisai galbūt pagelbės ir pridės, žvelgiant į ateitį ir tai, ką mes matėm šiandien, akivaizdu, kad galbūt nėra tai, ką mes matysim, ne? Labai tikrai padės, jau treniruotis ir labai matėm, kad įnešė labai teigiamos ir geros energijos. Suprantam visi Nigelį, kad jisai tiek nežaidės, aišku, nėra lengva iš karto. Toks dar šiandien varžovas, kur labai daug atletiškumo, vėl fiziškumo, tai daug atsakomybės mūsų gynėjams ir jie jautė tikrai didelį spaudimą ir didelę agresiją iš varžovų, tai jam tikrai nebuvo lengva, bet jisai, kad tikrai mums daug labai padės, jau nuo pat pirmų dienų, kai sugrįžo, jaučiasi tas. Aš sakau, žinokit, ką nori, galim sakyti, daug dalykų, čia nėra ką sakyti, matėt patys ir prametėm ir neapsigynėm, čia turėsit patys irgi daug medžiagos. Labai kitas iš kitos operos klausimas. Eurolygos lietuvių šeima pagausėjo vieną pavardę. Kaip tu ypač šiandien Žalgirio, nes ilgai buvo kalbama, kad pasiruošęs iš patirties. Nežinau, mes kažkaip, nelabai kažką galim pasakyti, nežinau. Perėjo žaidėjas į kitą komandą, valio. Sėkmės svarbiausia, bet traumų, nežinau, kad čia kažkoksai siurprizas ar kažkas, nebuvo kažkokių labai reakcijų, kad čia, kažkas tiesiog gyvenimas tęsis, krepšinis toks dalykas, lietuvis svarbiausia, bet traumų.